Ką man reiškia žmogus už borto? Tai reiškia, kad kažkokia spraga buvo padaryta pas mus komandoje ir turim staigiai reaguoti ir bet kokią kainą suktis ir jį greičiau susigrąžinti į andenio. Ar buriavimas yra pavojingas? Tai vienareikšmiškai taip, jis yra pavojingas ir daug kas priklauso ir nuo kapitono ir apskritai nuo visų kolegų. Svarbu labai kalbėti, reaguoti staigiai ir saugotis, nes galima ne tik iškristi iš už borto, bet ir labai stipriai susižaloti. Ar būna komandoje nesutarimų? Taip, tikrai jų būna, tai normalu ir visiškai suprantama, nes tai yra komandinis sportas ir ne visą laiką viskas pavyksta taip, kaip mes norim, kad pavyktų ir kada, sakykime, vienam kažkas nepavyko ir tada jau visa virtinė būna nesklandumų, tai natūralu iš to seka ir daugybė nesutarimų. Bet jie labai greitai sprendžiami ir užmirštami. Pasimokom iš tų ir toliau važiuojam.